Lapkričio 26 diena. Palieku Aonangą ir keltu keliuosi į salą Koh Phi Phi. Prieš plaukdami į Phi Phi užsukome į Railay Beach prieplauką, todėl praplaukėme visą Aonango pakrantę ir dar kartą turėjome galimybę pasigrožėti nuostabiais Aonango vaizdais. Railay prieplaukoje vienus žmonės išleidę, kitus paėmę, pajudėjome link Koh Phi Phi salos. Sala nuo žemyno nutolusi apie 35 km ir plaukti trunka nuo valandos iki pusantros. Koh Phi Phi salynas susideda iš dviejų salų, tai pagrindinė jų apgyvendinta sala Koh Phi Phi Don bei negyvenama sala Koh Phi Phi Le. Abi salos yra nacionaliniai parkai, todėl patekimas į jas yra mokamas. Sala nedidelė, bet labai populiari, todėl čia visada gausu turistų. Saloje nėra gatvių bei transporto. Čia eismas vyksta pėstute. Sala sudaryta iš didžiulių akmeninių kalnų, dėl to ne visos vietos yra apgyvendytos ir ne visur joje galima patekti. 2004 metais per Pietryčių Azijoje įvykusi tsunami nukentėjo ir ši sala. Pagrindinė salos kasa buvo nuplauta iš abiejų pusių apie 10 metrų aukščio bangų. Buvo sunaikinta 70% salos infrastruktūros. Žuvo daugybė vietinių bei turistų. Buvo rasta 850 kūnų, o dar 1200 paskelbti kaip dingę be žinios. Bet sala vėl atsistačius ir pilnai funkcionuoja. Sala žavi savo kalnais bei žydru skaidriu vandeniu. Sala nedidelė, dėl to ir lankytinų vietų čia nėra per daugiausiai. Buvo jau vidurdienis, dėl to nieko nelaukęs pasėmiau ekskursiją ir išvykau į gretimą negyvenamąją salą pavadinimu Koh Phi Phi Le. Pakeliui užsukome į dar toje pačioje saloje esantį laukinį beždžionių paplūdimį. Pažiūrėkit, kiek čia daug beždžionėlių. O, sumarina.
Viso, padovanojo. Jeigu eini prie beždžionių, geriau nieko neturėk rankose. Truputėlį apžiūrėję beždžionės, sėdome į savo valtį ir patraukime toliau jau link salos Koh Phi Phi. Kuo ypatinga ir garsi ši sala, ji taipogi yra visa kalnuota, turi kelias įlankas. Viena iš jų pavadinimu Maya Bay, kurioje yra slaptas paplūdimys. Anksčiau ši sala nebuvo tokia žinoma ir populiari. Bet kaip 99 metais čia nufilmavo filmą su Leonardo DiCaprio, turistai pradėjo plaukti. O filmas taip ir užsivadina – The Beach – paplūdimys. Štai čia matote Vikingų olą. Daugybė turistų, daugybė valčių. Turus galima nusipirkti tiek grupinius, tiek privačius. Įplaukime į vieną iš įlankų Phi Bay. Įlankoje trumpas sustojimas, kur galima panardyti su akvalangu bei vamzdeliu ir pasigrožėti povandeniniu gyvenimu. Panardę patraukėme jau toliau į Maya įlanką, bet į pačią Maya įlanką įplaukti ir švartuotis negalima. Todėl laivai prisišvartuoja kitoje pusėje ir iki pačio paplūdimio reikia eiti pėsčiomis. Štai tokia realybė atvykusi Maya Bay. Sklinda kalbos, kad norint išvengti daugybės turistų, reikia plaukti su anksčiausiu turu. Bet realybėje čia turistų visada pilna, nuo pat paplūdimio atidarimo iki uždarimo. Iš tikrųjų, ta sala nėra tokia, kokia ją rodo per filmą, jinai visiškai kitokia. Joje nieko daug nėra, išskyrus tą patį paplūdimį ir viskas. Viduje va tiesiog praėjimas, takelis, medžiai, kalnai aplinkui ir viskas, daugiau nieko. Paplūdimyje maudytis draudžiama, galima tik pabraidžiot. Saugoja gamtą. Šitiek turistų prasisuka per kiekvieną dieną, tai iš to pliažo nieko nelipti, netgi būna, kad jį uždaro karts nuo karto kažkuriam tai laikui. Garsiakalbių drausmina, kas giliau brenda, iš karto drausmina, neleidžia, griežtai žiūri. Taipogi netgi sako, kad šitoje įlankoje netgi yra ryklių. Nedidelių, bet yra. Tai va šita ekskursija, šita išvyka į salą kainuoja 450 batų, nes pats niekaip nenusigausiu čia tik tai su turu. Tai kainuoja 450 batų pati ekskursija, plus dar 400 batų reikia susimokėti čia atvykus už nacionalinį parką, nes čia yra nacionalinis parkas. Tai va viso kainuoja 850 batų šitą išvyką į tokią štai nuostabią salą, į tokį štai nuostabų paplūdimį.
Paplūdimys veikia nuo 7 ryto iki 5 vakaro. Ir štai vaizdas po 5 vakaro, kaip visi turistai palieka salą. Plaukiant atgal, jūra įsibangavo, todėl plaukimas tapo šiek tiek ekstremalus. Kadangi aš esu ekstremo mėgėjas, man toksai plaukimas patiko, nors kitų žmonių veiduose mačiau išgąstį, kai valtis retkarčiais pašokdavo net į orą. Taigi apiplaukę visą Koh Phi Phi Leh salą ir aplankę jos įlankas, vakarop grįžome atgal į Phi Phi Don. Antras dalykas, ką galima nuveikti šioje saloje, tai pažiūrėti jos naktinį gyvenimą. Ir pirmoji vieta, kurią aplankiau, tai garsusis Reggie kickbokso baras. Įėjimas į barą nemokamas, tiesiog privalai pirkti gėrimą ir gali stebėti kovas. Gali ne tik stebėti, bet ir sudalyvauti, nes dalyvauti gali kiekvienas norintis. Taisyklės paprastos. Turi pats savo susirasti priešininką, užsiregistruojate, gaunate kovos numeriuką, gaunate šortus ir laukiate savo eilės. Visos kovos vyksta pagal bokso taisyklės, 3 raundai po 1 minutę. Norinčių kovoti yra tikrai nemažai, todėl kovos vyksta be perstojo. Visos kovos sulaukia didžiulio palaikymo bei ovacijų. Žodžiu, gera nuotaika garantuota. Pažiūrėjęs kovas patraukiau į sekančią vietą. Tai paplūdimys Loch Dalum, kuriame vyksta ugnies šou ir vakarėliai iki pat paryčių. Iš ryto pasitiko nuostabus saulėtas rytas. Ir nors šiandien popiet jau turėjau palikti salą, besimaudydamas viešbučio baseine, nusprendžiau, kad lieku dar vienai dienai šioje saloje. Susimokėjau už viešbutį, nusipirkau naują kelto bilietą rytojui ir išėjau pasivaikščioti po salą. Štai Loch Dalum paplūdimys, kuriame vakar naktį vyko ugnies šou. Dieną jis atrodo visiškai kitaip. Taipogi aplankiau kelias apžvalgos aikšteles, kurios randasi ant kalno. Ir toliau visą dieną tiesiog ilsėjausi ir mėgavausi geru oru.
Čia vėlgi su nuostoliais. Neapskaičiavęs per savo kvailą galvą, vėl paskandinau savo dar vieną droną. Šiais metais jau antrą. Todėl gražių drono vaizdų dėja nebus. Vakare aplankiau vieną restoraną, kuriame koncertavo pažįstamas vietinis muzikantas. Labai pozityvus ir linksmas žmogelis. Tomorrow I wanna go to Lithuania. And you're home. Vėliau jis prisipažino, kad žino vieną gerai žinomą rusišką dainą, tik jis ją dainavo savo kalba. Nu ir žinoma, kaipgi be manęs, ten, kur yra galimybė sudainuoti, aš niekada neatsisakau. Toliau vėl aplankiau garsų į Redži barą, tik šį kartą jau atsinešiau savo šortus bei dantų apsaugą. Tradicinis vaikrų šokis bei demonstracinė muitai kova. Priešininko labai ilgai ieškoti neteko, žmogelis iš Naujosios Zelandijos. Ir nors jis už mane šiek tiek sunkesnis, bet labai draugiškas ir pagarbus. Todėl sakau, let's go for fun.
Nors ir kovą taškais pralaimėjau, bet buvo tikrai labai smagu. Kaip ir kiekvienas dalyvis gavome po medalį bei alkoholinio kokteilio kibirėlį. Vakaras užskaitytas. Lapkričio 28 diena keliuosi į dar vieną labai populiarią salą – Puketą. Tailandas turi apie 1400 gyvenamų bei negyvenamų salų. Puketas yra pati didžiausia Tailande gyvenamoji sala. Saloje planuoju praleisti paskutinę savo 2 savaitės. Puketo sala išsiskiria savo didžiuliais gražiais paplūdimiais. Sala suskirstyta į daugybę rajonų ir kiekvienas iš jų turi po paplūdimį. Aš apsistojau Surin rajone šalia Surin paplūdimio. Kadangi paplūdimys randasi vakarinėje salos dalyje, čia labai gražūs saulėlydžiai. O štai čia bene garsiausias bei triukšmingiausias rajonas Pukete – Patongas. Ir garsusis Bangla Road – tai Patajos Walking Street'o analogas. Tie patys barai, striptizo klubai, ping-pong šou ir taip toliau. Labai didelis triukšmas ir labai daug turistų. Taipogi ir ladyboy, su kuriais kažkodėl yra labai daug norinčių nusifotografuoti. Na, o norintiems ramybės, gale Bangla Roado yra Patongo paplūdimys, kuriame atmosfera šiek tiek kitokia. Vietinis didžėjus pliaže leidžia muziką, o kam muzika netinka, kiekvienas su savo kolonėlė savo kompanijoje klausosi savo muziką. Aš tai savo stiliui tuoj suradau karaokės barą, kur užėjau sudainuoti porą dainų.
O namo grįžom štai su tokiu linksmu tuktuku, kuriame gali pasijungti savo muziką ir su garsu lėkti namo. O štai čia yra paplūdimys Maikao, kuris randasi šalia oro uosto ir čia galima pasigrožėti virš galvos besileidžiančiais lėktuvais. Pojūtis neapsakomas, kai keliasdešimt metrų virš tavo galvos praskrieja didžiulis Boeingas arba Airbusas. Sekantis dalykas, kurį aplankėme, tai drambliukų ferma. Bet ne ta ferma, kurioje dramblius išnaudoja ir jodinėja ant jų nugarų, bet ta, kuriuose juos galima maitinti, prausti ir kartu su jais maudytis. Tikrai įdomi patirtis ir visiems rekomenduoju aplankyti tokias fermas. Tik jokiais būdais nelankykite tokių vietų, kur vyksta dramblių šou ir kur jodinėjama jiems ant nugarų. Nes dėl to, kad linksminti jūs turistus, tie drambliukai yra kankinami bei išnaudojami. Patinka vandenys, nenori žiūrėti. Drambliams tai patinka vanduo, kad paskui tu jų iš ten neiškrapštysi. Pastarąjį pavyko išvilioti iš tenais tik tai su bananais. Po 4 ryto gieda gaidžiai ir jau taip anksti ryte vienuoliai jau meldžiasi, giedoja mantras. Taip pat gatvėse jau žmonės gamina maistą, ruošia vienuoliam aukoti. O kur aš susirašiau taip anksti, tai į vieną apžvalgos aikštelę, nuo kurios atsiveria nuostabus vaizdas į Pangnaga įlanką. Aikštelė randasi jau už salos ribų ir iki jos važiuoti 60 km. O kodėl važiavau taip anksti? Štai todėl, kad pasitikti saulėtekį. Saulei tekant ši vieta atrodo dar įspūdingiau. O ar verta buvo taip anksti keltis ir su mopedu važiuoti tiek kilometrų, įvertinkite patys. Taigi, prabėgo dar 1 mėnesis Tailande ir žinau, kad jis ne paskutinis. O kodėl čia visada norisi sugrįžti? Nes tai yra šalis su visai kitokia kultūra, religija bei vertybėmis. Tai galima sakyti visai kitas pasaulis. Būdamas čia, tu apie nieką negalvoji, pasijunti laisvas ir nepriklausomas. Man asmeniškai Tailandas kaip terapija. Kiekvieną kartą iš jo grįžęs aš jaučiuosi visai kitokiu žmogumi.
Gruodžio 11 diena ir skrydis iš Puketo salos į Bankoką. Skrydis atgal į Londoną sekančios dienos vakare, todėl turėjau dar vieną nepilną dieną pabūti Bankoke. Ryte štai tokiu viešuoju transportu Bankoko kanalais plaukime į Bankoko centrą. Bilietukas kainuoja centus, bet plaukti teko ilgokai, apie 40 minučių. Bankokas – Tailando sostinė, kuriame gyvena apie 11 milijonų žmonių. Miestas didelis ir spalvingas, kur didžiuliai dangoraižiai užgožia miesto skurdą bei lūšnynus. Maršruto pradžioje laivas buvo pustuštis, bet vėliau prilipo tiek žmonių, kad net kontrolierius, kuris pardavinėja bilietėlius, vaikščiojo laivo bortais. Vienuoliams viešasis transportas nemokamas. Bankoke gali pamatyti tiek skurdą, tiek prabangą. O štai tokios spūstys yra sostinės kasdienybė. Realiai laiko buvo labai mažai, nes vien tik tais kelionė į centrą pirmyn ir atgal atėmė daug laiko. Todėl spėjau tik pavalgyti, apsipirkti ir iš karto teko važiuoti į oro uostą. Ir štai vėl tas liūdnasis momentas, kai tenka palikti šią šalį, bet su viltimi, kad kuo greičiau vėl sugrįžti čia atgal. Yra įdomus pasakymas, kad išvykdamas tu niekada nepaliksi Tailando, dalelė tavęs čia lieka amžinai.